Labas vakaras, sveiki visi atvykę į laikinąją sostinę, į Kauną. Kauno Žalgirio antroji komanda priima Telšių ekipą, galimybę telšiams. Gecevičius nėra pražangos, šį kartą perima kamuolį Majus Bulanovas ir Joli. Tiesa, jai jau 10 sekundžių Arūnas Rimkus. Ryžtasi tolimą metimą, tenka ieškoti kitų variantų. Vilius Pocius, jo apsisukimas ir metimas nuo lentos. Ignas Štombergas. Čia geras Gecevičiaus perdamas. Lygiai 3 kamuolius puolime atkovoja jo statistika. Ir prametė visus 6 tritaškius. Mikalauskas su atšokimu. Dėka perdamo Urbanavičiui. Šis bando metinėti kamuolį Raupeliui. Paskutinė sekundė. Spėja išmesti kamuolį Žalgiris. Prieš žemesnį varžovą Dominykas Urbanavičius ten. Praleidžia, namuose praleidžia po daugiau negu 87 taškus. Ratas artėja prie pabaigos. Martynas Gecevičius dalelytė erdvės ir įro lentelėje, kur dabar ir yra Šakių komanda tarp Žalgirio ir Telšių yra į kairę pusę krepšinio lygoje. Rimkus. Jam šiek tiek atiduose buvo 15 taškų, bet tik vienas tritaškis iš 9. Čia baudė. Telšių komanda greitajame puolimo kamuolį tas pats Juodkalnietis. Pasileidžia jis į priekį. Ilgos rankos, tobulės ir trūksta jam daug ko, bet variant Žalgiris jau gali veržtis į priekį. Greitas tritaškis, 7. Na, tie skausmai atsiliepia ir jo rezultatyvumui. Pastarosios 2 rungtynės 4,5. Dar vienas tritaškis šį sezoną. Kajus Mikalauskas 4 tritaškių. Nacionalinėje krepšinio lygoje nėra pataikęs, kaip ir pirmose tarpusio rungtynėse. Nėra pražangos, Adamsonas iš toli, dar atsisako variantų per smolą žaisti Telšiai. Duetą galima išskirti Kaminskį ir Gecevičių. Nedas Romas Adamsonas į dešinę. Nėra pražangos, yra dėjimas. Tritaškis meištas, dar vieną kamuolį puolime atkovoja ir iki galo dar šioje dvikovoje. Mikalauskas Raupeliui ir dar. Čia Kaminskis prieš Mikalauską, Rudaičio pagalba, bet Kaminskis įsibėgėja ir nepasiekia. Ir toliau aikštė ginasi Telšiai. Belieka sulaukti Tito Lavrinovičiaus. Šiandien jau žaidė 11 žaidėjų, o dabar dar laukia ir 100 taškas Ignas Štombergas. Bet taip nenutiko. Žalgiris pabėgo ir bėga į priekį Telšiai. Kuzmanovičius, Rimkus iš eilutės. Paulė Kuzmanovičius. Taikliai ir 105-91 Žalgirio komandos 5 sezone 100 taškų pasirodymas.